labai daug žmonių ištaško pinigus, leisdami tą mokamą reklamą, testuodami daug skirtingų variantų. Tai kad to nedaryti, šiais laikais labai puikiai galite tiesiog kurti turinio organiškai. Sveiki, esu Dominykas ir šiandien pakalbėsiu apie tai, kaip atvesti klientus per turinį. Žodžiu, kaip kurti turinį, kad žmonės jumis tikėtų ir norėtų iš jūsų pirkti jūsų prekės, jūsų paslaugas, jūsų produktą. Šiom dienom mes tiesiog skęstame informacijoje, ne? Jos yra antiek daug, kad mūsų smegenys tiesiog nėra tam pritaikytos. Ypatingai, kai dabar yra atsiradęs dirbtinis intelektas, ChatGPT, galima viską per kelias sekundės sužinoti. Tai informacijos, manau, mums tikrai niekam netrūksta. Tas tiesiog sausas turinys, kur yra sausa informacija, jau pradeda žmonėms šiek tiek atsibosti, tai nebėra taip įdomu, kaip gal būdavo anksčiau, nes, tos informacijos yra tikrai labai daug ir jeigu jūs būsite eilinis informacijos skleidėjas, tai tiesiog bus labai jums sudėtinga kažkaip įtikinti žmonės, kad jūs esat kažkokie wow išskirtiniai, nes ta informacija yra labai lengva ranka pasiekiama. Tai gerai, tai kaipgi kurti tą turinį, kad, žodžiu, pritrauktum pirkėją ir kad jisai pirktų iš tavęs. Vienas iš svarbiausių dalykų tai jūsų tikrumas, jūsų nuoširdumas ir jūsų buvimas savimi. Dabar sakydamas jums, kad tas žmogiškumas yra labai svarbus dabar šiais laikais ypatingai, aš jaučiu, kad aš to tikrojo savęs gal iki galo jums neatskleidžiu. Aš kai, pavyzdžiui, rašinėjau reklamas, kokias garsinu ir kažką tokio darau, tai pas mane įsijungia toks šiek tiek kitoks skaitovo tembras. Jisai nėra natūralus. Aš kai, pavyzdžiui, kalbu su žmonėm realybėje, tikroviai, tai mano tembras yra kiek kitoks, negu kad aš, pavyzdžiui, kalbu čia į mikrofoną. Ir manau, kad tai irgi, šiek tiek galbūt prasilenkia su manim, koks aš iš tikrųjų esu, tarkim, kiekvieną dieną ir kokį jūs, tarkim, matote mane už kameros, ne? Aš bandau kažkaip išlaviruoti, atrasti tame balansą. Tokia trumpa istorija apie mane, tai kaip viskas prasidėjo, tai aš esu dirbęs LRT 4 metus, ir tiesiog matydavau, kaip dirba žurnalistai, kaip, tarkim, jie bendrauja. Šiaip, su jumis komunikuoja, su manim komunikuoja ir kai jie ateina įgarsinti, tarkim, žinių reportažo ir jie pasiema mikrofoną ir, žodžiu, tai prisėda, pasiema tą tekstą ir įsijungia toks balsas, visai kitoks, negu kad jie kalbėtų šiaip. Lietuviai didžiuosiuose koronaviruso židiniuose Europoje, nežinomybė dėl ateities ir karantino. O aš buvau LRT video montuotojas. Žodžiu, montuodavau reportažus, laidas ir panašiai. Matydamas per tuos visus 4 metus, kaip jie kalba į kamerą, ar tarkim žinių vedėjai, kai jie kalba tiesiog su režisierium tarp reportažo, kai jie būna tiesiog savimi ir kaip pasikeičia jų tembras, kaip pasikeičia jų visa stovėsena, kaip jie savo laikyseną pakeičia, tai, ten iš tikrųjų yra šiek tiek tos, vaidybos ir to, netikrumo. Šiek tiek tokio daugiau energijos tame balse, daugiau valdymo, daugiau artikuliavimo. Tai padeda, tai skamba geriau, tai skamba profesionaliau, bet kalbant apie tą nuoširdumą, žmogiškumą, atvirumą, tai manau, kad visi šitie balso tembro pakeitimai, artikuliavimai, tokie nenatūralūs, jie šiek tiek prasilenkia su tuo tikrumu ir nuoširdumu. Tai bandau kažkiek tą išsimušti iš savęs, nes pats garsindavau tenais tikrai daug reportažų ir įsikaliau savo tą tokį balsą, kurį iš tikrųjų dabar nėra lengva išsimušti, kai mikrofonas yra prieš mane. Automatiškai gaunasi. Bet yra kaip yra. Grįžkim dabar prie turinio kūrimo ir, žodžiu, kaipgi tą tikrumą, tą nuoširdumą įdėti į jūsų turinį ir kad jisai padėtų jums parduoti. Šiais laikais yra labai daug video tokios sausos informacijos ir jie buvo veiksmingi, bet po truputį jie pasidaro tokie perpildyti. Jų yra labai daug, todėl aš manau, kad tas nuoširdumo įdėjimas į tokius video tikrai gali jums padėti. Tai gerai, kaip tą padaryti realiais pavyzdžiais, tarkim. Paimkim odontologijos verslą Panevėžy. Tai, žodžiu, kaip padaryti turinį, kad jisai pritrauktų klientų. Kas buvo veiksminga iki šiol, tai visokie patarimai, kaip ką daryti, kaip valytis dantis, kaip ten
nežinau, odontologai patarimų daug negaliu dalintis, nes nežinau. Na, bet tarkim, jeigu mes paimtume ir padarytume tokį video, kuriame žmogus galėtų pajausti kažką tokio, kad jisai irgi tą jaučia, jisai irgi tą išgyvena. Tai netgi, pavyzdžiui, galėtų būti kaip daktaras, dantų daktaras, dantų gydytojas, papasakoja tokią istoriją, kaip jisai pats, tarkim, vaikystėje bijodavo, tarkim, taisytis dantis. Ir ar ten, pavyzdžiui, parodyti, tiesiog nufilmuoti, kaip ateina pas jį klientas, pacientas atsigula į kėdę ir tas daktaras jį nuramina ar kažkaip, nes jeigu jisai turi kažkokią baimę, dantų taisime. Ir tai kuria tokį pasitikėjimą, kur tiesiog sausa informacija jo nelabai gali sukurti. Ir kai žmogus pamato tokį video, jam iš karto kyla tokios mintis, kad tas daktaras žino, ką daro, jisai, jeigu aš pasieteisiu, jisai galbūt ir mane nuramins. Nes tas žmogus, kuris pamatė tą video, jisai galbūt irgi bijo, tarkim, taisytis dantis, Na tai va toks vienas iš pavyzdžių. Ir pasigalvoti tokių daug skirtingų, žodžiu, kampų, daug skirtingų situacijų, daug skirtingų rezonuojančių situacijų, su kuriuom žmonės susitapatintų, juos tada organiškai įkelti į socialinius tinklus ir jūs po kokio mėnesio, ten jeigu padarytume tokių 20 video, pamatysit, kurie buvo veiksmingiausi. Ir tada, kai atrandat, kas yra veiksmingiausia, jūs galite pasileisti jau mokamą reklamą. Tai tarkim, jeigu jūs esate verslas iš Panevėžio, ir atrandate iš tų 20 video, kad video ten, kur, tarkim, pasakoja, kaip odontologas nuramina tą pacientą ir kaip jisai sėkmingai ištaisom dantis ir ten visi laimingi, žodžiu, patenkinti. Tas video organiškai sulaukia labai daug sėkmės, daug peržiūrų, vadinasi, tai patinka auditorijai. Tai žmonės žiūri ir jūs pasirenkat Panevėžio miestą, pasirenkat auditoriją savo tikslinę, spindulį ten, žodžiu, kokį norit, kad leistų reklamą ir pasidarote būtent tą vieną organinį reelsą prieš tai buvusi į mokamą reklamą. Uždedate gale, kad kreiptųsi į jūs, kad užpildytų formą, kad skambintų jums registratūrą ir panašiai. Ir jau tai bus patikrinta, kad žmonėms tai yra įdomu ir jūsų ta mokama reklama jums žymiai labiau atsipirks. Jinai kainuos jums žymiai mažiau pinigų, kad atvestų jums tuos klientus. Jūs tiesiog jau busite ją patestavę prieš jau, žodžiu, leidžiant tą mokamą reklamą, nes labai daug žmonių ištaško pinigus, leisdami tą mokamą reklamą, testuodami daug skirtingų variantų. Tai kad to nedaryti, šiais laikais labai puikiai galite tiesiog kurti turinio organiškai. Jeigu tu įdėsi to nuoširdumo, jisai atsipirks jums su kaupu, jumis žmonės pasitikės, jūs žmonės rekomenduos ir norės žiūrėti tą turinį ir toliau ir tikėsis kažko galbūt iš jūsų pamatyti daugiau socialiniuose tinkluose, ir užsisuks toksai snowball efektas, gniūžtės efektas, kur, tiesiog jie pamatys, jūs rekomenduos, jeigu karts nuo karto visi kelsite turinį, pamatysite, kas labiau patinka žmonėms, vėl kažką labai panašaus įkelsit ir, socialiniai tinklai tikrai bus veiksmingi ir jų tai atneš klientų. Subscribinkit šitą kanalą, ačiū labai, kad žiūrėjote iki pat galo, tikiuosi, kad pasidalinau naudingą informaciją ir jums tai padės jūsų verslo kūrime. Ačiū ir iki.